Labas ir sveiki atvykę į mano naują projektą Penktas šūvis. Savo pagrindiniam kanale paklausiau, ar būtų įdomi tema pašnekėti apie ginklus ir panašiai. Ir gavau teigiamų atsakymų, kur iš tikrųjų žmonės suinteresuoti to, taip pat užklausiau kitose socialiniuose tinkluose. Ten taip pat gavau nemažai atsakymų, kad būtų įdomu pažiūrėti. Ir iš pradžių galvojau daryti viską savo pagrindiniam kanale, bet po to nusprendžiau, kad šitą temą galiu išsiplėsti labai daug. Ir iš tikrųjų čia yra ką parodyti, čia yra apie ką pašnekėti ir panašiai. Ir nenoriu savo pagrindinio kanalo teršti, neteršti, bet perdaryti į ginklų kanalą, tai nusprendžiau susikurti naują kanalą ir video daryti tiesiog šiame kanale. Taigi, šiandien yra pirmas epizodas ir šiandien pašnekėsime, kas laukia mūsų šiame sezone. Taip, aš darysiu videos sezonais, tai kas laukia šitame sezone, kas aplamai laukia šitame kanale ir šiek tiek apžvelgsime ginklą, kurį turiu šiuo metu. Tai pirmame sezone naudosime tik tai šitą ginklą, pasižiūrėsime, kaip šitas projektas eis, kaip viskas vystysis, koks susidomėjimas bus šito projekto ir panašiai. Jeigu viskas bus ok, jeigu matysiu susidomėjimą ir žmonių norą matyti daugiau tokio pobūdžio video, tuomet kitą sezoną pradėsime ir su kitais ginklais. Taip pat daugumai turbūt gali kilti klausimas, kodėl toks įdomus pavadinimas Penktas šūvis. Paprastai, kai šaudai į taikinius, darai 5 šūvių grupę ir žiūri ir matuoji, kaip toliausiai pataikytas kulkas. Ir kuo arčiau visa grupė yra, reiškia, tuo geriau tu šaudai. Ir tiesiog man toks simbolinis dalykas, tie 5 šūviai pasirodė, tai ir nusprendžiau pavadinti šį kanalą Penktas šūvis. O aplamai, kas čia per projektas, tai paprasčiausiai apžvelgsime ginklus, pašnekėsime apie įstatymus, žinoma, šaudysime daug, šaudysime į taikinius, turbūt tik į taikinius. Bandysime įvairias kulkas, įvairius atstumus, įvairiausius pobūdžius, žodžiu, visokiausio turinio bus, tikiuosi jisai bus įdomus visiems. Kaip dažnai pasirodys epizodai, tai aš manau, kad į savaitę išeis po vieną epizodą reguliariai, nenusprendžiu kurią dar dieną, bet bent jau kol kas mano tikslas išleisti kiekvieną savaitę po vieną epizodą. Kiek vienam sezone bus epizodų, aš kol kas dar nenusprendžiau. Žiūrėsim, bet manau, kad kiekvienas sezonas turės panašų skaičių epizodų. Ir daug nepliurpus, turbūt pabandykime prieiti prie ginklo ir pasižiūrėti, kas čia per daiktas stovi pas mane ant stalo. Na gerai, o perėjus prie ginklo, tai turbūt pirmiausiai reikėtų paminėti, kad tai yra D kategorijos ginklas. Taip, šis ginklas jau priklauso kategorijai ir jeigu trumpai tariant, kas yra ta D kategorija. Tai pagal Lietuvos įstatymus kategorijos iš viso yra 4 A, B, C, D. D yra ta kategorija, kuriai dar nereikia leidimo, jums tiesiog reikia turėti 18 metų arba, kitaip sakant, būti pilnamečiams. O į D kategoriją įeina tokie dalykai kaip elektrošokai, dujų prietaisai, tai ne jokiais būdais ne dujų pistoletai, bet dujų balionėliai. Ir žinoma, pneumatiniai ginklai, kurių gale nesiekia didesnės galios nei 7,5 džiaulio. Būtent tai, ką aš čia ir turiu. 7,5 džiaulio, reiškia, šitas ginklas yra galingiausias D kategorijos ginklas. Taip pat D kategorija turi dar 2 tipus, apie kuriuos aš labai nesigilinu, nes man neaktualu. Tai yra senoviniai ginklai ir šaltieji ginklai, kurių nedraudžia Lietuvos įstatymus. Gerai, o dabar apie šitą gražuolį. Ką aš čia turiu? Tai yra Umarexo modelis 850 M2, reiškia 850 modelio antra versija. Kalbant apie komplektaciją, tai žinoma turim skaupą. Skaupas nėra originalus, nes originalus skaupas neturėjo zoomo, negalėjau priartinti, o man tas pakankamai aktualu, kai tu šaudai ir nenori kas kartą eiti prie taikinio, tai prisizumini ir pažiūri, kur pataikiai. Taip pat yra baipodai, kitaip sakant, ginklo kojelės, tai tu gali šaudyti, šaudant nereikia, kitaip sakant, pasimti jokio maišo ar kuprinės ar kažko, ant ko pasidėti ginklą. Taip pat yra smakro atrėmimo buožė, yra papildomas adapteris, aš jo dabar neužsidėjęs, nes mano
skaupas yra pakankamai žemai. Aš aišku skaupo ringus arba laikiklius, kitaip sakant, užsisakiau šiek tiek aukštesnius, nes man skaupas šiek tiek per žemai. Tai kai skaupas biški šiek tiek pasikels į viršų, tada aš užsidėsiu tą adapterį. Taip pat šitas ginklas turi duslintuvą, aš jo dabar neuždėjęs, apie duslintuvą padarysiu atskirą epizodą. Iš vienos pusės gali atrodyti kampinio matiniam ginklui duslintuvas, bet iš tikrųjų tas duslintuvas žaidžia ir iš tikrųjų jisai turi reikšmę, bet kaip ir minėjau, apie tai pašnekėsime kitose epizoduose. Ir aš turiu užsidėjęs lazeriuką, savo lazeriuką iš Airsofto laikų. Čia irgi galite paklausti, kam tau reikalingas lazeris ant snaiperinio ginklo. Apie tai irgi papasakosiu sekančiame turbūt epizode, antrame epizode, kur mes prišaudysim ginklą. Pats ginklas yra bolt action, tai reiškia, kiekvieną kartą prieš šaunant man jį reikia užtraukti spyną, užtaisyti ginklą, galima taip pasakyti. Tai daroma labai paprastai. Yra rankinėlė speciali, rankinėlę pakeliam į viršų ir atitraukiam. Viskas. Lygiai taip pat, kai mes norim pasikeisti dėtuvę, mums reikia atitraukti rankinėlę ir yra čia dar vienas toksai saugiklis, kurį mes taip pat atitraukiam ir tada dėtuvė išsiema. Šis saugiklis tiesiog laiko dėtuvę, kad jinai neiškristų. Ir ką toliau darom prieš šaunant? Žinoma, mes turim stumti rankinėlę priekį ir užrakinti ją. Ir čia yra šitoje vietoje saugiklis, kurį mes turime išjungti. Ir kai saugiklį išjungiame, mes turime triggerį. Nuleistuką. Nuleistukas yra 2 etapų. Pirmas etapas, kuris neišauna, jis tiesiog, kaip sakant, pasiruošimas šūviui ir spaudžiant toliau, ginklas daro šūvį. Baigus šaudyti, žinoma, mes turim užtraukti saugiklį. Kai saugiklis užtrauktas, mūsų ginklas, mūsų nuleistukas jau nebeveikia. Optinis taikiklis, kaip ir visi normalūs optiniai taikikliai, turi reguliavimus, tai reiškia reguliavimas aukščio, reguliavimas vėjo pasipriešinimui. Taip pat šitas optinis taikiklis dar turi ir apšvietimą, kas man, bent jau kol kas atrodo nelabai aktualu. Turi zoomą, dėl ko, kaip ir minėjau, pasikeičiau originalą į šį. Ir jeigu jūs nešiojate akinukus, tai galite dioptrijas susitvarkyti taip pat. Vienintelis dalykas, ko jisai neturi, tai paraleks kompensatoriaus, kas šiek tiek gaila, bet yra kitų būdų, kaip to išvengti. Apie tai pašnekėsime taip pat sekančiame epizode. O šitas ginklas šaudo 177 kalibrų, kulkos yra 4,5 mm. Ir kaip minėjau, 7,5 džiaulio. Ir paskutinis dalykas, ką dar norėčiau paminėti, tai šitas ginklas varomas CO2 dujomis. Jį dedasi 88 gramų balionas. Arba galima nusipirkti adapterį, į kurį dedasi 2 balionėliai po 12 gramų. Reiškia, adapteris apsimoka pirkti tada, kai jūs nesiruošite šaudyti ilgai. Norite tiesiog atvažiuoti, pašaudyti ir išvažiuoti, valandą 2. O 88 gramų balioną siūlau dėti tada, kai jūs, nusteiksite pašaudyti šiek tiek ilgiau. Tai tiek, brangieji, šiam epizodui. Nepamirškite pasubscribinti, nes epizodų bus daugiau. Ir kitam epizode iškart išduosiu, ką mes darysim. Aš jau šiek tiek apie tai šnekėjau. Tai kitam epizode mes bandysim prisišaudyti ginklą. Kam tas reikalingas, kaip tą padaryti ir kam po velniais reikalingas tas lazeris ant snaiperinio ginklo. Apie visą tai kitam epizode. Čiau.